Nežinojau, nuo ko pradėti šį video. Iš pradžių truputėlį gėda, kadangi galvoju, kam čia bus įdomu pamatyti mūsų miegamąjį. Bet kadangi gyvename Tailande ir truputėlį kitaip, tai galvoju, o kodėlgi ne. Tai mes turime 3 kambarių namą, bet visi miegame viename kambaryje. Tai po skyrybų aš pastebėjau, kad visi grįždavom į Ryano kambarį su 4 šuniukais ir aš. Tai aš skaitydavau knygą Ryanui, o jisai miegodavau arba prieš miegą pakalbėdavom. Ir po to, kuomet bandžiau išeiti iš to kambario, visuomet sakydavau, mama, prigulk šalia, aš noriu, kad būtumėm kartu. Taip ir užsilikom, jau keli metai. Gerai, nieko tokio. Kartais taip pat gal žmonės galvoja, kad kadangi turime 4 šunis, gal labai netvarkinga, ne? Taip, tas kambarys gal atrodo truputėlį sujauktas, bet visi mūsų matrasai kiekvieną savaitę išsiurbliuojami. Taip pat visos lovos, visos patalynės užvalkalai, viskas išimama ir viskas taip pat išplaunama. Viskas išdezinfekuojama, viskas išsiurbliuojama. Ir žinau, galėčiau aš šuniukus į apačią nuvesti, kad jie tenais miegotų, aš galėčiau miegoti viename kambaryje, vaikas galėtų miegoti kitame kambaryje ir atrodytų gal taip ir gerai, ne? Bet mums labai faina būti kartu. Aš jaučiu tokią šilumą, taip pat tokį jausmą, kad esame visi turtingi. Nežinau kodėl. Aš anksčiau galvodavau, kuomet atsimenu gyvenau Lietuvoje, buvau jaunesnė, galvodavau, jeigu turėsiu finansinio stabilumo, aš tuomet gyvensiu taip ir taip, atrodysiu taip ir taip, nešiosiu tokius drabužius, mano plaukai taip atrodys. Bet kuomet aš sulaukiau tai, ko visuomet norėjau, ne? Kalbu šiaip apie gyvenamąją vietą ir aplamai, aš pastebėjau, kad man paprastumas labai patinka. Man pradėjo patikti gyventi daugiau gal kaip ir tajai, nes pas juos yra labai populiaru miegoti ant žemės. Svarbiausia, kad viskas būtų išplauta, išdezinfekuota, išsiurbliuota ir viskas. Aš visuomet mylėjau šunis ir niekuomet negalėjau tiek daug jų turėti. Tik tais Lietuvoje, bet kadangi Lietuvoje negyvenu 20 metų, tai jau kitose šalyse nebuvo labai galima. Pavyzdžiui, Dubajui gyvenome bute, po to įsikrausime į Honkongą, bute taip pat gyvenome. Dabar gyvename Tailande ir čia yra mūsų namas, tai dabar jau galime turėti šunis. Tai niekuomet negalvojau, kad turėsiu 4, bet vienas po vieną ir kažkaip visi tapo mūsų šeimos nariais. Aš juos be galo myliu, aš laikau savo šeimos nariais, aš žinau, kad mus apsaugotų su Ryanu bet kada, bet kaip ir bet kur. Ir jie visiškai nesikuklintų, jei kažkas mums atsitiktų, jie kovotų už mus ir taip pat rizikuotų savo gyvybę. Lygiai taip pat kaip mano koja lūžo, vienas šuo bandė man kasti, dėl to koja ir lūžo, kadangi mano šuniukai, Luna ir Dašas, mane patraukė, nes jie norėjo apginti, aš apsisukau ir kritau ant tos kojos ir jinai lūžo 2 vietose. Šunys nepasitraukė, jie taip pat buvo truputėlį sužaloti ir tikrai stovėjo prie manęs, kol atvažiavo daktarai, kol Simonas atvažiavo, kol Ryanas atėjo paimti šunis. O čia yra svečių kambarys. Aš jį tvarkau 1 kartą per savaitę, gal 2 kartus per mėnesį, kadangi jame beveik jokio veiksmo nėra. Dažniausiai, jeigu aš einu į viršų, tai ramiai pasėdėti, pabūti, gal pamontuoti video, arba Ryanas eina į viršų su savo draugais pabūti, bet draugai ateina dažniausiai 1 kartą per savaitę, arba kaimynas ateina 2-3 kartus per savaitę, bet jie tikrai nepadaro jokių bardakų. O šiaip gyvenimas Tailande yra gana fainas. Gal kiti galvotų, wow, gyvena kaip atostogose, bet netgi žinokite, tas karštas oras gali tikrai būti per sunkus, nes būna kartais 40 temperatūros ir Ryano mokykla. Dažniausiai, pamokos vyksta lauke, tai tu pamatai, kuomet jisai grįžta tikrai gal pavargęs. Jie nežaidžia visuomet ant saulės, bet tikrai daug saulės gauna. Tai iš vienos pusės gana gerai, nes jie daug žaidžia, išsilaksto, išsibėgioja. Tai tas yra faina, kadangi mokykla truputėlį kitokia negu būtų paprasta. Pavyzdžiui, mokykla, kuomet tu sėdi klasėje visada, bet vis tiek turi taip pat ir gal, sakyčiau, kažkokių minusų, ne? Ir kas susijęs su šuniukais, jeigu gyveni Tailande, taip pat gali būti gyvačių.
Aš nežinau, ar jūs žinojote ar ne, bet gyvatės gali jausti šunų lepetėlės, kuomet šunys laksto. Tai jos neslys pas tave į namus. Kelis kartus esu užmačiusi prie durų, bet jeigu išgirsta šunis, iš karto pabėga. Žinoma, kartas nuo karto sulaukiu kitų žmonių komentarų, kur sako, Renata, tai man būtų šlykštu pas tave ateiti, gal pavalgyti, nes būtų daug šerių ir panašiai. Ir aš iš karto pasakau, nes esu pasakiusi keliems žmonėms, tuomet mano namai ne jums, čia yra gyvenamoji vieta, o ne muziejus. Taip, man patinka tvarkingi namai, man patinka stabilumas ir taip pat tokia rutina, kadangi aš tuomet jaučiuosi daug saugesnė savyje, ir tokia neišsiblaškiusi, bet tuo pačiu metu aš noriu, kad gyvenimas būtų gyvenamas, o ne tik tais egzistuojama. Ir jeigu tu nori kažką gyvenime turėti, aš manau, kodėlgi nepabandyti, nors ir kartais atrodo, būtų gal ir sunku. Lygiai taip pat ir keliavimas į kitas šalis, lygiai taip pat ir vedybos, lygiai taip pat ir darbų keitimai ar vaiko turėjimas. Viskas turi pliusų ir turi minusų, bet reikia prisiminti, kad jeigu tu nori nugyventi gyvenimą ir taip pat turėti kažkokių gyvenimiškų įspūdžių, kartais jeigu gali nuryti tą savo baimę, ir pamatyti kitą savo gyvenimo pusę. Nes jeigu tik sėdėsi savo komforto zonoje ir galvosi, kad man patinka tik tvarkingi namai ir aš nenoriu visiškai jokių šunų šerių, bet aš taip myliu šunis ir be jų negaliu, kaip norėčiau turėti. Turėkite, jūs su tuo susitvarkysite, nes prisiminimai visam gyvenimui bus daug fainesni negu kiekvienas išblizgintas kampas. Nes tai, ką gyvūnai gali jums atnešti, tai atnešti pačią didžiausią meilę, saugumą ir džiaugsmą, kurio tikrai jūs nusipelnėte. Tai ačiū, kad esate ir iki.